Orų prognozės penktadieniui. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, oro temperatūra turėtų sušilti iki 20 laipsnių. Rytinėje Lietuvos dalyje gali trumpai palynoti. Vilniuje sušils iki 21 laipsnio, Kaune iki 22, Klaipėdoje iki 18 laipsnių šilumos. Savaitgaliui didesnių oro pokyčių nenumatoma. Sporto naujienos. Gegužės 24 dieną bus padėtas galutinis taškas UEFA Čempionų lygos 2014 metų sezono pirmenybėse. Šiais metais galutinis mačas vyks Lisabonoje. Finalas turėtų priminti praėjusius metus, kai finale rungėsi Vokietijos klubai Müncheno Bayernas ir Dortmundo Borussia. Šiais metais susitiks Ispanijos grandai Madrido Realas ir Primera lygoje pirmaujantis Madrido Atletikas. Abi komandos be didesnių problemų žengia į finalą. Madrido Realas pusfinalyje sutriuškino Müncheno Bayerną galutiniu rezultatu 5-0. Kita Ispanijos ekipa Madrido Atletikas įveikė Londono Chelsea rezultatu 3-1. Jau rytoj sužinosime, kas šiais metais taps stipriausia Europos futbolo ekipa. Politikos naujienos. Šį sekmadienį vyks Europarlamento rinkimai kartu su antruoju prezidento rinkimų turu. Tauta turės nuspręsti, kam patikėti valstybės valdymą. Ar dabartiniai prezidentei Daliai Grybauskaitei, ar europarlamentarui Zigmantui Balčyčiui. Pirmajame ture Dalia Grybauskaitė surinko net 47% rinkėjų balsų. Tiek žinių šiai valandai.